Labai mėgstu piešti pievas, o dar labiau mėgstu tas pievas papuošti visokiais kmynais, kraujažolėmis ir kitais augalais, kurie žydi skėtiniais žiedais. Ir per savo kursus botaninę akvarelę mokiau kmynus ir panašus augalus piešti kursų dalyvius. Ir pamaniau, kad verta pasidalinti, nes nuostabus augalai ir labai viską papuošia. Ir pabandykime su jumis tada labai greitai, labai lengvai, vos keletų teptuko potepių pagauti įspūdį, lyg čia augtų, tarkim, kažkoks kmynas. Tai pirma, ką mums reikia padaryti, stengtis labai nespausti teptuko, nedaryti kažkokio labai storo, nes jeigu padarysim storą kotą, nebus mums gražu. Taip, švelniai, teptuko galu, nespaudžiant, nusipiešiam kotelį ir tada nuo jo, lyg būtų lietsargio stipinai, darome spindulius. Iš vieno taško geriausia. Štai. Iš vieno taško pasidarom tokiu kaip stipinų, taip. Tada mes juos viršuje dar išdalinam, lyg atšakos kažkokios atsirastų. Į 2 dalis gali dalintis, į 3, žodžiu, tiesiog išsidalina pačiame viršuje. Gali ne visai tiksliai, nes jeigu mes bandom sukurti tik įspūdį, tai kartais tiesiog va taip pabrukšniuoju. Va taip padarom atšakas, tada viršuje šiek tiek pabrukšniuoju vieną šoną į kitą, kad atrodytų lyg ir ten jau yra kažkokia atšaka. Ir jeigu čia kmynai, tai tada pačiame viršuje padėlioju, tiesiog šiek tiek paguldžius teptuką dedu taškiukus, kad atrodytų lyg sėklytėmis apkibė čia viskas. Labai arti šitie 2 mano žiedai buvo, susikabino, bet gal nieko. Na va, ir padėlioju. Kodėl nestačiai? Nes jeigu stačiai dėsiu teptuką, man išeis taškeliai ir nebus panašus į sėklytes, labiau į žiedus. Taškelius dedu, kai noriu žiedus padaryti, o jeigu noriu sėklytes, tada paguldžius teptuką darau. Tokias padžiūvusius jau, bet vis tiek norisi šiek tiek kažkokių lapų pridėti, nes labai liūdna, kai vien tik tai šakos. Tai pridedu šiek tiek tokių išsiskaidžiusių, išsidalinusių lapų. Šiaip paprastai darau truputį mažesnius žiedus, su šitais šiek tiek persistengiau, norėdama parodyti jums. Pakartosiu dar keletą. Ir paprastai galima daryti dar minimaliau, porą išsiskėtimų, va čia viršų šiek tiek padalinam ir padėliojam kažkiek tai taškelių. Dar. Jeigu norim, kad būtų jau seni, nubyrėję kmynai, galima tų sėklyčių net ir nedėti, palikti tik tai atsidalinusias šakeles. Ir jau turime įspūdį, ne? Porą atsišakojimų, dar porą papildomų atsišakojimų viršui. Porą sėklų. Čia jau kažkoks nubyrėjęs. Čia labiau ruduo, ne? Dabar šiuo metu labiau žydi. Sėklų dar nėra. Tai jeigu norime padaryti labiau žydintį augalą, paimsim tada ir spalvą žalesnę. Jeigu noriu labiau žydinčio augalo, aš darau tą patį, va tokiais kaip stipinais atidalinu skėtuką. Bet jeigu pas mane žydi, aš dabar ne brūkšniukus dėsiu, o va taip va tiesiog pataškuosiu iš viršaus, kad atrodytų lyg žiedeliai. Kad būtų šviesesni, aš padėliau tokių tamsesnių, dabar paėmiau vandens. Mano teptukė dar šiek tiek likęs spalvos. Ir dar padėlioju su vandeniu. Ir net dar paskėdžiu šiek tiek. Ir dar padėliosiu su vandeniu taškeliu. Ir išeina lyg debesėlis, kuris panašus į žiedą. Gerai, tegul pražysta dar vienas šalia. Pasidarom skėtuką. Šiek tiek dar viršuje
kai kurie stiebeliai atsidalina. Ir vėl iš taškelių pasidarom debesėlį. Truputį ryškiau, tada truputį su vandeniu nuplovusi teptuką ir dar kartą su vandeniu. Tada gaunu skirtingo tamsumo ir šviesumo tuos žiedelius. Na va, ir greičiausiai čia bus dar ir lapų, tada daugiau. Tokie iš daug smulkių šakelių padarykim lapelius. Gal ne visai tokius darau, nes aš nežiūriu, koks jau ten tas tikras augalas. Aš bandau tik tai sukurti to augalo įspūdį, pavadinkim taip. Ne va. O jeigu norisi dar paprastesnio ir dar greitesnio būdo, tai mes galime, žodžiu, vienas būdas, ar ne, daryti va taip va skėtuku, o kitas būdas pasidaryti va tokį laivelį U raidę ant viršaus užsidėjus ir tada irgi iš vienos vietos išvesti keletą linijų. Va, dar kartą padarau, šitas storas išėjo, nu nieko. U raidė ir porą linijų. Pastoju visą. Va. U raidė ir porą linijų. Ir čia, kad būtų linksmiau, uždėkim kažkokią ryškesnę spalvą, lyg būtų žiedai. Ir tada viršuje aš patepšnoju, pataškuoju, lyg čia man kažkas žydėtų. Ir kad būtų įdomiau, vėl naudoju arba keletą skirtingų atspalvių, arba skirtingą tamsumą. Uždėjau truputį tamsesnę spalvą, dabar truputį kitą spalvą ir tada dar truputį su vandeniu. Tik jeigu norim, kad atrodytų kaip žiedas iš daug smulkių žiedelių, o ne bala, tai turime taškuoti paliekant šiek tiek baltų taškelių, nesuliesti. Ir net nežinau, šią kartą lapus visiškai improvizuosiu, tai gal tokių ir nebūna. Ir trečias būdas, tai kartais tokie skėtiniai augalai auga kaip medžiais, vadinkim taip, eina atšaka ir išsidalina. Sakysim, tada vienas eina į vieną pusę kotas, kitas į kitą pusę. Ir tada jų žiedai lygiai taip pat bus. Čia auga šakelė, kita truputėlį aukščiau, čia kita gali dar aukščiau, lyg medžių šakos būtų, ar ne? Tada nuo jų atsišakoja dar plonesnės šakelės. Na va. Ir tada žiedus darome aplink kiekvieną. Tarsi čia būtų šaka ir aplink jį debesėlis. Tai aplink kiekvieną šaką aš kuriu atskirą debesėlį. Ne vieną didelį debesį kaip čia, o debesėlį aplink kiekvieną tą atšaką. Čia vėl į vieną pusę pasisuka, atsiskečia čia. Čia gali pasukti, gali nevienodai, čia labiau įsikišti vieną pusę ar kitą. Lygiai taip pat va čia išdalinu. Nes čia mes piešiam viską iš vienos vietos ir čia net jeigu mes turim ir tą tokį dubenėlį, piešiam viską iš vienos vietos. O čia mes jau piešiam iš skirtingų vietų. Va. Ir galiausiai kiekvienas tą tarsi šaką apdėliojam savo debesėliu. Ir išeina vis toks skirtingas charakteris kiekvieno augalo. Jie visi panašus kažkuo, nes visi yra tokie smulkiai žiedžiai, bet tuo pat visi ir skiriasi. Ir pačioj pabaigoj, nors jau atrodo sakiau, kad baigiau, bet dar nupiešim krapą. Likti čia mano darže dabar auga daug krapų. O krapas ypatingas tuo, kad labai daug turi šitų atsišakojančių ataugų iš centro. Krapas turi labai daug ataugų ir vienos yra trumpesnės, gali būti, kitos kažkurios yra ilgesnės. Tai aš
Ir trumpesnių darau, ir ilgesnių. Ir būdinga tuo, kad dabar kiekvieno šito brūkšniuko viršuje yra va toksai skėtukas. Kaip čia darėm skėtukus, ne? Tai reiškia, kad išsišakoja į kelias pusės. Taip ir čia kiekvienas va šitas va, kiekviena ta atšakėlė dar išsišakoja. Ir tada pačioj pabaigoje ant kiekvieno to skėtuko aš dar padėlioju taškiukų. Ir turim visiškai tokį skanų krapų žiedą. Čia pat dar pradėjo šiek tiek krapų dygti. Tai iš tikrųjų bet kokią pievą, bet kokį piešinį gali labai nesunkiai, labai gražiai papuošti va tokie augalai. Arba kaip krapas, išaugantis iš vieno taško ir turintis kiekvienos linijos po skėtuką. Arba visas žiedas yra kaip skėtukas. Arba kai piešiam taip paprastai, kaip laivelį išsidalinam, tai čia, kai reikia labai greitai, labai paprastai ir išlaikyti noris tokį lengvumo įspūdį. Arba darom kaip medį, kur išsišakoja skirtingame aukštyje ir tada kiekviena atšakėlė turi savo žiedų debesėlį. Arba darom kaip panašiai kaip čia, kaip buvo krapas, bet ne aukščiau ir žemiau, o visi maždaug viename aukštyje, visi šitie atsišakojimai, maždaug vienodo aukščio ir žiedai vienu tokiu dailiu debesėliu gulasi. Sėkmės, gerai pasismaginkit piešdami. Tai gyvoja akvarelė.